Sveiki, esu šeimos gydytoja Joana Kukienė. Tikriausiai jau nuo vaikystės žinojau, jog noriu būti šeimos gydytoja. Labai mėgdavau žaisti gydytojais, o kai manęs paklausdavo, kuo norėčiau būti užaugusi, aš piešdavau save kaip gydytoja, būtinai turėdavo būti baltas chalatas ir ant galvos kepurėlė su raudonu kryželiu. Labai mėgau biologiją mokykloje ir natūraliai, kai reikėjo rinkti studijas, pasirinkau mediciną, čia ir įstojau. Kodėl būtent šeimos medicina? 5. kurse studijų buvau išvykusi į Vokietiją pagal mainų programą ir ten atlikau praktiką pas šeimos gydytoją. Man labai patiko ir tada tvirtai apsisprendžiau, jog noriu būti šeimos gydytoja. Labai man patinka ryšys su pacientais, kad yra grįžtamasis ryšys, ne kaip pas kitus specialistus, kurie mato tik vieną kartą pacientą, kad mes rūpinamės įvairaus amžiaus pacientais nuo mažiausio iki vyriausio. Kaip aš atsidūriau Saulės šeimos medicinos centre, tai būdama rezidentė girdėjau daug gerų atsiliepimų apie šią kliniką ir natūraliai pasirinkau čia atlikti praktiką. Tada man pasiūlė dirbti asistente ir vėliau likau dirbti kaip šeimos gydytoja. Stengiuosi būti tokia gydytoja, kurios pacientai nebijotų, kuri kalba pacientams suprantama žmonių kalba be sudėtingų terminų. Gal ne visada ir pavyksta. Šeimos gydytojas yra ne tik gydytojas, jis ir psichologas, ir patarėjas, ir labai dažnai užtenka tiesiog nuoširdaus pokalbio su pacientu, kad jis pasijustų geriau. Kviečiu būti mano pacientais, tai galite padaryti atvykę į mūsų klinikos registratūrą arba internetu.